Labas rytas, mielieji. Tikiuosi, kad visi pabudote ir pasirengę žvaliai pradėti savaitgalį. Ir kad pajaustumėt, kuo skiriasi vakarinė meditacija. Tikriausiai visi vakarais po meditacijos užmigdavot ir natūraliai teta garsas, alfa garsas jau veda mus į tą užmigimo lygmenį. Tikiuosi, kad mokotės išlaikyti sąmoningumą, o ne tik miegoti. Ir šiandien pajausite, ką reiškia medituoti ryte ir ką reiškia pradėti dieną su meditacija. Nes tai yra labai labai svarbu ir yra didžiulis skirtumas. Jūs tarsi paruošiate save, savo organizmą ateinančiai dienai ir galbūt net visam savaitgaliu. Ir tikrai pajausite skirtumą savo nuotaikoje, savo minčių koncentracijoje, bendravime. Ir labai noriu, kad tai pajaustumėt. Todėl ir darau savaitgalį meditacijas rytais. Na, mes pamažu priartėjome prie meditacijų maratonų vidurio. Ir gali būti taip, kad kai kurie iš jūsų galite jausti kažkokius tai pojūčius. Tarkim, kažkas galbūt jaučiate fizinius kažkokius sutrikimus, skausmus. Kažkas iš jūsų galbūt jaučiate emocinius kažkokius skirtumus, disbalansą. Kažką dar jaučiate skirtingose lygmenyse. Tai yra tiesiog išsivalymo pasekmės, kadangi šių meditacijų metu mes atliekame labai labai gilų valymąsi giluminiuose savo lygmenyse. Tam mums padeda alfa ir teta garsas, kurį mes naudojame. Tai iš tikrųjų, net jeigu jūs sąmoningai to proceso jam nevadovaujate arba užmiegat, jūsų organizmas, jūsų pasąmonė gauna signalus, nuorodas, kryptį valyti save skirtingose lygmenyse. Ir mes jau atlikome netgi 3 labai stiprias meditacijas, kurios valo jūs giluminiuose lygmenyse. Todėl natūralu, jeigu jaučiate kažką kitokio, ar ne, savo emocijose, savo galvoje, savo fiziniam kūne, kažkas galbūt nieko nejaučiate, jaučiate daugiau energijos, daugiau džiugesio, kažkam galbūt liūdna, visa tai yra normalu. Vyksta tas, kas turi vykti, jūsų organizmas skatina savigydos procesus ir tiesiog jūs ateinate į savo vidinį balansą. Ir šiandien mes pradėsime šeštadienį nuo emocijų valymo meditacijos. Tai bus išsivalymas tikriausiai pačiame svarbiausiame mūsų lygmenyje, tai yra emocinėme lygmenyje, mūsų emocinėme kūne, kadangi mūsų emocinis kūnas jisai laiko savyje visus sužalojimus, visas emocinės patirtis nuo vaikystės iki dabarties, visas nuoskaudas, kur jūs neišsakėte. Ir mes visą savaitgalį paskirsime šitam emocijų išvalymui. Šiandien tiesiog valysime emocijas, rytoj susitelksime konkrečiai į širdį ir jos apsivalymą, kadangi širdies magnetas tai yra ta vieta, kuri mums pritraukia į mūsų gyvenimą tam tikrus trokštamus dalykus. Ir jeigu širdies magnetas yra užkimštas emocijomis, nuoskaudomis, mes negalime kurti savo trokštamos dabarties. Taigi ir šiandien, ir rytoj mes dirbsime būtent su emociniu kūnu, emocinėme lygmenyje. Ir iš tikrųjų kiekvienas iš mūsų, net jeigu esame pats pozityviausias žmogus, emocijas mes kaupiame kiekvieną dieną, tą daro netgi vos kelių dienų kūdikiai, nes mes reaguojame į aplinką, reaguojame į pasaulį, nusiviliam, tikimės, kažkas nepateisina mūsų lūkesčių, bijome. Ir tiesiog kiekvieną dieną mes tarsi šiukšliadėžę prirenkame į savo emocinį kūną įvairiausių šiukšlių. Ir jeigu mes jų neišvalome, jos pasilieka. Ir jeigu mes jų nevalome 20, 30, 50 metų, įsivaizduokite, kaip atrodo mūsų emocinis kūnas. Ir kartais žmonės pajaučia tokį pojūtį, tarkim, kada jie susitinka kažkokį žmogų ir sako, tiesiog nesinori šalia to žmogaus būti. Tai tiesiog jūs intuityviai jaučiate emocinį to žmogaus kūną ir tą nešvarumą, tas šiukšlės esančias emocinėme kūne. Tai nereiškia, kad žmogus yra blogas. Tiesiog jis daugybę metų nevalė savęs, kaip jisai, tarkim, kas vakarą valo dantis ir maudosi ar tiesiog tvarko savo fizinį kūną. Lygiai taip pat mes turėtume pasirūpinti kasdien savo emociniu kūnu. Tai yra labai labai svarbu, jeigu mes norime jaustis gerai, harmoningai ir tą reikia daryti kasdien. Todėl tiesiog ši meditacija jūs ją galite naudoti nuolatos, bent jau kartą per savaitę rekomenduočiau tokią meditaciją padaryti. Arba įsiminti tam tikrus įvaizdžius iš jos, kadangi mes vėl naudosime vizualizaciją, vaizduotę, naudosime alfa garsą šios meditacijos metu. Ir tiesiog jūs galite tam tikrus vaizdinius atkartoti savo rytinėse meditacijose. Nereikia medituoti pusę valandos, nereikia medituoti valandą. Jūs galite medituoti, kada turėsite alfa arba teta garsą, jūs galite medituoti tiesiog keletą minučių. Paimkite mažą epizodą iš meditacijos, kurią darysim,
ir atlikite ją porą minučių, 2 minutės, 5 minutės, kas turi 10 minučių. Ir tai bus gerai. Neturėkite suvokimo, kad labai dažnai žmonės nemedituoja todėl, kad sako, neturiu tam laiko. Ypatingai su šiais garsais jūs galite medituoti bet kur, bet kada ir tiek laiko pakanka, kiek jūs turite. Todėl tiesiog įpraskite tą daryti. Na kągi, tad pasiruoškite naujai dienai kartu su meditacija, patogiai įsitaisykit ir atliksime emocinį valymą. Šios meditacijos pabaigoje, kaip įprasta, aš jūs paliksiu, kad jūs išeitumėte patys kontroliuotumėte išėjimo procesą, neužmigtumėt ir patys pamažu valdytumėt tai, kas vyksta meditacijos metu. Tad patogiai įsitaisykite ir pasiruoškite meditacijai. Atsipalaiduok. Giliai įkvėpk ir iškvepiant dar labiau atsipalaiduok. Įsivaizduok save stovintį ant kalno. Priešais save matai žemyn vedančius laiptus. Leiskis jais žemyn. Po kiekvieno žingsnio įkvėpk ir iškvėpk. Lipant žemyn atsipalaiduoji vis labiau ir labiau. Su kiekvienu žingsniu jauti lengvumą ir laisvę. Žinai, kad tuoj žengsi ypatingą ir visiškai saugią vietą. Ir toliau lipk žemyn. Lėtai ir giliai kvėpuok. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu nulipai nuo kalno. Nulipę žemyn, jauti visišką atsipalaidavimą. Giliai įkvėpk ir iškvėpk. Leisk savo juslėms atsiverti. Dabar įsivaizduok, kad esi labai gražioje šventovėje. Ji priklauso tik tau. Joje jautiesi visiškai saugus, ramus, globojamas ir mylimas. Leisk savo protui paklajoti. Matyk medžius, gėlynus. Nusiskink pačią gražiausią gėlę. Pauostyk, pajausk jos aromatą. Paklausyk, kaip čiulba paukščiai ir vėjas šlamena medžių lapus. Pajaus saulės spindulius, glostančius tavo kūną, o vėją kedenant plaukus.
Akimirkai sustok. Leisk aukštesniajam savo protui sukurti šią vidinę šventovę. Atmink, jog tai tavo vieta. Ją gali sukurti kokią tik nori. Jokių apribojimų nėra. Giliai įkvėpk ir iškvėpk. Pasinerk į šios vietos grožį. Jei rinktumėsi fiziškai tobulą vietą, kur ji būtų? Pliaže, tropiniame miške, slėnyje ar kalno viršūnėje. Dabar priešai save matai takelį iš abiejų pusių apsodintą gėlėmis. Smalsaudamas pradedi juo eiti. Žemė po kojomis minkšta ir švelni. Įkvėpdamas vėsų gaivų orą, jautiesi vis lengviau, energingiau ir laisviau. Pastebi, jog dėvi lengvą, ilgą, plazdantį rūbą. Basomis eini taip lengvai, tarsi sklęstum ore. Išeini į atvirą plotą, kur lapuočiais apaugusioje laukymėje tvyro didelis, skaidrus ir spindintis kalnų ežeras, į kurį tolumoje krenta kaskadinis krioklys. Jo krištolo skaidrumo vandens paviršiuje žaidžia ir šoka saulės šviesa. Jauti, kad oras prisipildęs gyvos energijos ir deguonies. Jis atstato tavo jėgas. Pasisemk rieškučiomis vandens, paragauk jo, numalšink savo troškulį. Visa ežera supa vešli, gausi tropinė augmenija. Kiek toliau pastebi didelę plokščią, išsikišusią iš vandens olą. Nueik ir atsargiai ant jos atsisėsk. Čia labai lengva kvėpuoti. Deguonis savaime teka į tave ir pripildo tavo plaučius. Iškvepiant leis savo paleisti visus rūpesčius ir nerimą. Tiesiog jų atsikratai. Sėdi nuostabiame, gydančios šviesos energijos sraute, besiliejančiame iš vaiskaus mėlyno dangaus. Jis tiesiog užlieja tave. Ir pajunti, tarsi šios šviesos spinduliai persismelkia į visas tavo kūno poras. Jautiesi taip, lyg norėtum visiškai atsiduoti šiai gydomajai galiai, leisti jai tave transformuoti, energizuoti ir priderinti prie tyrumo. Įkvepiančią auksinę, baltos šviesos energiją, tu jauti, kaip ji užpildo tavo plaučius ir teka į visas ląsteles bei visus organus. Jauti, kaip odos poros šią šviesą absorbuoja, o iškvepiant pro burną, lengvai atsidusti, pradedi išsivaduoti nuo emocinio bagažo, susikaupusio tavo kūno ląstelėse ir organuose. Įkvėpk šviesą, o iškvepiant, tark sau, dabar atsikratau viskuo.
Leis savo esybei paleisti viską, ką jį jaučia, turinti paleisti. Pati pirma į galvą ateinanti mintis ir yra tai, ko tu turi atsikratyti. Galbūt tai baimė, pyktis, pavydas, širdgėla, liūdesys. Atsikratyk savo neigiamo bagažo garsiai. Gali garsiai iškvėpti, atsidusti. Jaus kaip iškvepiant, tave palieka visos neigiamos vibracijos ir išsisklaido tave supančioje šviesoje. Įkvėpk šviesą ir tark sau: aš esu sveikas, aš esu energingas. Vėl įkvėpk ir iškvėpk. Dabar atsikratau viskuo, kas mane slegia. Taip kvėpuok tol, kol pajausi, kad išsilaisvinai nuo šios negatyvios energijos, susikaupusios šioje emocijoje. O tada ir vėl savęs paklausk, ko dar turi atsikratyti. Paprasčiausiai išsilaisvink iš šių kenksmingų vibracijų, tvirtinant sau: dabar išmetu visas šiukšles, visus toksinus ir teršalus, visą stresą ir visas neigiamas emocijas, saugomas mano ląstelių atmintyje. Aš išsivaduoju iš visko, kas nebetarnauja mano geroviai. Giliai kvėpuok ir kartok savo mintyse: dabar aš išmetu visas šiukšles, visus toksinus ir teršalus, visą stresą ir visas neigiamas emocijas, saugomas mano ląstelių atmintyje. Aš išsivaduoju iš visko, kas šiuo metu nebetarnauja mano geroviai. Visą tai išmetant iš savo ląstelių, įsivaizduok intensyvų šviesos spindulių pluoštą, ateinantį per tavo viršugalvį ir valantį visą tavo kūną, visus organus, ištirpdantį visas šiukšles, bei pripildantį visą tavo esybę gydomąją šviesą. Tai primena didelį, pavasarinį, iš pagrindų atliekamą vidinį valymą. Ir toliau įkvėpinėk šviesos energiją iš tave supančio šviesos srauto. Ir kartok sau šį teiginį: aš esu šviesa. Aš esu meilė. Aš esu laisvas. Aš esu nuostabi būtybė. Sakyk sau tai, ką jauti, kas tau labiausiai tinka. Dabar įsivaizduok, kad ant tavo kelio guli kuprinė ar dėžė. Matyk, kaip tavo rankos prisipildo tų emocijų, kurių atsikratai, ir visokio kitokio šlamšto.
visą tai krauni į kuprinę ryžtingų judesių. Sukrauk viską, ko nori atsikratyti. Tai, kas tau nebereikalinga. Kai prikrausi kuprinę ar dėžę iki viršaus, tvirtai ją užrišk ar užverk. Ir pakelk į šviesą. Matyk, kaip visa tai ištirpsta meilės šviesoje. Pajaus, tarsi būtų išvalytos pačios tavo gelmės. Kvėpuojant šviesa, jaus kaip stiprėjai, tampi sveikesnis, laisvas nuo ligų ar bet kokio kito diskomforto. Jaus kaip keitiesi ir esi pasiruošęs nuo šiol į savo gyvenimą priimti tik pačias geriausias emocijas. Dabar prisimink tokį laikotarpį, kai jautei, kad gyvenimas yra puikus, džiaugsmingas ir teikiantis pasitenkinimo. Atsimink visas smulkmenas, tikslų laiką, vietą, su kuo tada buvai ir kodėl jauteisi taip ypatingai. Ypač atkreip dėmesį į tai, kaip tada jauteisi. Kai užčiuopsi patį to įvykio pajautimą, nutark nieko nebepriimti, kas būtų ne taip džiaugsminga. Nelabai svarbu tiksliai atsiminti, kaip viskas vyko. Svarbiausia tai, jog gali pasinaudoti šio prisiminimu, kad jis įžiebtų džiaugsmo ir harmonijos pojūčius. Tokiu būdu nusistatai standartą jausmų, kuriuos iš tikrųjų norėtum išgyventi. Kartok sau. Žengiu į nežinomybę, džiugiai, saugiai ir darniai. Pasiruošęs priimti viską, kas ateina mano aukščiausiai geroviai. Šią techniką gali naudotis norėdamas atsikratyti pykčio, nusivylimo ir streso, kurį galbūt prikaupė per praėjusį laiką. Dabar įsivaizduok, kaip atsidaro tavo viršugalvis, tarsi būtų nuvožtas dangtis nuo medaus indo. Ir į jį srovena gydanti, mylinti, skysta šviesa, kuri savo nuostabia energija pripildo visą tavo esybę.
Matyk, kai viršugalis užsidaro ir toliau giliai kvėpuok. Jautiesi ramus, atsigaivinęs ir prisipildęs energijos. Padėkok visatai už galimybę atgauti jėgas. Paprašyk leisti susitvarkyti su visomis ateityje patiriamomis emocijomis bei situacijomis. Ir žinoti, kad viskas, kas su tavimi nutinka, skirta, kad kažko išmoktum arba pajaustum įkvėpimą. Dabar įsivaizduok, kaip lengvai pasineri į gražų kalnų ežerą. Jaus, kaip jo vanduo pripildo energiją, ramina ir atstato jėgas, kol tu grakščiai ir džiaugsmingai plaukioji. Nuplauk prie krioklio, atsistok po juo ir leisk vandenį švelniai sroventi per tavo kūną. Jaus, kaip prisipildai energijos. Kai būsi pasirengęs, išlipk ant kranto ir atsigulk ant žalios žolės. Leisk vėjeliui ir saulės spinduliams tave nudžiovinti ir švelniai glostyti tavo kūną. Pasimėgauk šią ramybę, laisvę, atsinaujinimą ir vidinę pilnatvę. Pabūk čia tiek, kiek tau norisi. Tiek, kiek tau reikia. Tegul šie vaizdiniai užkrauna tave, tavo dieną, ateinančią savaitę, mėnesį. Pajaus, kaip gera yra jausti emocinę ramybę ir pilnatvę. Neskubėk.